Įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programą, nuo birželio 10 iki rugpjūčio 12 dienos bus renkamos norinčių investuoti į akvakultūros ūkius įmonių paraiškos. Šį kartą Europos žuvininkystės fondo parama akvakultūros vystymo projektams bus teikiama pagal supaprastintą tvarką. Supaprastintos taisyklės skiriasi tuo, kad didžiausia galima paramos suma yra 174 000, tačiau yra visai eilė administracinių supaprastinimų. Tai yra kartu su paraiška nereikia teikti atskiro sudėtingojo verslo plano su sudėtingais finansiniais skaičiavimais ir prognozėmis. Verslo planas yra inkorporuotas į paraišką. Paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos antrąją prioritetinę kryptį gali kreiptis vidutinės, mažos ir labai mažos įmonės, kurios užsima arba ketina užsimti verslinę akvakultūrą. Jos Europos žuvininkystės fondo paramą gali panaudoti investicijoms tiesiogiai susijusioms su remiama veikla. Panaudojant paramos lėšas gali būti įsigyjama speciali įranga ar įrengimai, tam tikros transporto priemonės, tačiau statybos darbai ir investicijos į statinius nebus remiamos. Jeigu pareiškėjas ruošiasi gyvendinti tą veiklą, nebus sudėtinga iš tikrųjų trumpai aprašyti, ką jis ruošiasi daryti. Tačiau kažkokių specialių reikalavimų, patirties, ar kad įmonė turi būti jau veikianti metus ar du, tokių reikalavimų iš tikrųjų nėra. Jei pasibaigus paraiškų rinkimo laikotarpiui paaiškės, kad pareiškėjų prašoma paramos suma viršija skirtą finansavimą, parama pirmiausiai bus skiriama pareiškėjams numatantiems naujų darbo vietų kūrimą, taip pat ekologinės akvakultūros bei uždarų sistemų akvakultūros projektams.